Sveiki visi. Šiandien paskaitysiu skyrių, irgi taipogi iš tos pačios knygos Violetos Petraitienės 7 sąmonės ciklai. Šiandien taip pat dūriau pirštu ir atėjau prie 4 čakros. Asmeninė meilė gyvena fizinėje žmogaus širdyje, o dieviškoji meilė, kūrėjo meilė, pasireiškia per 4 čakrą. Ties krūtinės centru, kol Marijos ir Jėzaus širdis dažniausiai nupieštos centre, o ne kairėje pusėje. Todėl, kad dieviškosios meilės energija teka per dieviškąją širdį, esančią 4 čakroje. Esate girdėję posakį, kad Dievas gyvena jumise. Vartosiu žodį Dievas ir dieviškoji meilė bei išmintis, nes tai jums labiau priimtina. Bet iš tiesų kalbėsiu apie aukščiausiąją sąmonę, visatos kūrėjo išmintį ir meilę. Dievas sujungia su žmogumi per 4 čakrą ir iš ten spinduliuoja savo dieviškąją meilę ir gerumu. Kol kas daugumos žmonių ši čakra nėra visiškai atsivėrusi. Tai čakra, kuri veikia tam tikrame aukštesnėme energetinėme lygmenyje nei vidutinis Žemės energetinis lygmuo. Pirmiausia, šios čakros energija išjudina asmeninę meilę. Žmogus mokosi mylėti artimuosius, gyvūnus, augalus, mokosi mylėti patį gyvenimą. Čia vystosi asmeninė meilė, kuri pasireiškia simpatija atskiriems žmonėms. Kaip sakiau, visos čakros turi praeiti tam tikrus vystymosi etapus. Norint pajusti dieviškąją meilę, pirmiausia reikia atskleisti žmogiškąją meilę. Žmogus, nesugebantis mylėti, negali išjausti dieviškosios meilės. Žmogus, nesugebantis įveikti šio etapo, neįmanoma praleisti. Net jeigu dėl jūsų karminių blokų gyvenimas nesuteikia galimybės patirti tikrosios meilės kaip vyrui ar moteriai, jūs turite išmokti mylėti artimuosius. Turite išmokti mylėti kitus žmones. Tam reikalingos vidinės pastangos. Jūs sakysite arba myliu, arba nemyliu. Ko čia mokytis? Netiesa. Mylėti galima išmokti. Reikia išmokti atsisakyti savo egoiškumo, išmokti išgirsti ir suprasti kitą žmogų, norėti jam padėti, gerbti jį už kitokį požiūrį į gyvenimą, ugdyti savo tolerantiškumą ir taip toliau. Reikia daug vidinių pastangų, kad išlaisvintumėte 4 čakrą. Jeigu tai padarysite, jums pavyks patirti besąlyginės meilės jausmą. Jūs pajusite gerumą, švelnumą, atjautą, džiaugsmą ir taip galėsite išreikšti savo asmeninę meilę. Asmeninė meilė formuojasi širdyje, o dieviškoji meilė skleidžiasi per 4 čakrą ir skleisdamasi apgaubia žmogaus širdį. Šiai čakrai pradėjus sklandžiai veikti, žmogui tampa svarbiau visuminė gerovė, o ne vien asmeninė gerovė. Žmogaus veikloje atsispindi ne tik supratingumas ir palaikymas, bet ir dėkingumas, gerumas ir švelnumas. Jis ima siekti bendros gerovės, laikosi doros principų, vertina žmogiškąsias ir dieviškąsias vertybės. Toks žmogus gyvenimą suvokia ne vien per protą, bet ir per širdį. Jis siekia, kad vidinė harmonija įsiskleistų išorinėje veikloje. Siekia ne tik pats patirti vidinę ramybę, bet ir ją išspinduliuoti į aplinką, perteikti kitiems žmonėms. Žmogus pradeda ieškoti tikrosios gyvenimo prasmės, mėgina sujungti savo išorinio gyvenimo veiklą su vidinė. Visi sprendimai priimami atsižvelgiant į aukštos moralės principus.
Asmeniškumas lieka antroje vietoje, siekiama suvokti aukštesnių vertybių prasmę ir jų realizavimo svarbą žemiškoje kasdieninėje veikloje. Ketvirtoji čakra spinduliuoja ne vien meilę, tai ir giluminis savosios vertės suvokimas. Žmogus pajunta atsakomybę ne tik už savo veiksmus, bet ir už tai, ar jam pavyksta savo gyvenimiškoje veikloje atspindėti Dievo valią. Jis nesijaučia vienišas, jaučiasi susivienijęs su Kūrėju. Savo veiksmais jis tampa atsakingas išreikšti jo valią. Žmogaus asmeniniai siekiai susilieja su Kūrėjo valia. Toks žmogus visada pirmiau išjaučia, ko siektų Kūrėjas, mėgina suvokti tikrąją savo veiksmų prasmę. Jis vadovaujasi ne asmeniniais norais ir troškimais, o stengiasi veikti pagal tai, ką jaučia širdis, ką suvokia protu kaip aukščiausiosios sąmonės pareiškimą per savo veiksmus. Tai pirmosios užuominos į dieviškosios išminties pajautimą, į penktosios čakros suaktyvinimą. Ketvirtoji čakra, dieviškosios meilės čakra, pripildo žmogaus gyvenimą pagarbos aukščiausiajam ir viskam, ką jis sukūrė. Kai atsiranda pagarba, žmogus pradeda vertinti savo gyvybę, savo laiką, kurį gauna kaip galimybę išreikšti Kūrėjo valią šioje materijoje. Žmogus supranta, kad ne egoistai, ne asmeniniai siekiai svarbiausi gyvenime, o Kūrėjo valios išreiškimas. Atsižvelgia arba bent jau mėgina suvokti, ko siektų Kūrėjas, ar tai išreiškia savo kasdienę veiklą. Tada visa kasdieninė veikla prasideda remtis meilę, besąlyginę meilę savo, kitiems ir Kūrėjui. Lemūrų laikais besąlyginė meilė buvo savaime suprantamas dalykas, šiuo metu tai tik siekiamybė. Žmogus yra užstrigęs ties asmeninės meilės lygiu, nelabai suvokia, kas yra besąlyginė meilė, o tuo laiku, kaip ji pasireiškia kasdieninėme gyvenime. Besąlyginė meilė, kai žmogus tiesiog spinduliuoja meilę, nesiekdamas gauti ko nors savo atgalios, nesiekdamas pripažinimo, susireikšminimo, nei įpareigodamas kito žmogaus jį mylėti, jam padėti. Išgyvendamas besąlyginę meilę, žmogus spinduliuoja džiaugsmu, jam gera gyventi, jis džiaugiasi kiekvienu sutiktuoju, priima bet kokią gyvenimišką situaciją su tikėjimu, kad viskas susiklostys kuo geriau, nes Kūrėjas siekia tik gėrio. Žmogus džiaugiasi akimirką, gyvena tik čia ir dabar, jam nebeturi reikšmės praėję įvykiai, ateitis jo nejaudina, yra tik dabartis ir šioje dabartyje išspinduliuojamas gerumo, švelnumo, atjautos, pagarbos, meilės jausmas. Jis dėkingas Kūrėjui už šią akimirką, dėkingas ne su baime, o su nuoširdžiu įvertinimu to, ką turi, ką suteikia Kūrėjas. Toks žmogus eina per savo kasdienybę atvira širdimi ir nebijo, kad jį kas nors įskaudins ar sužeis, nes tai neįmanoma. Jo atvira širdis pastatyta prieš visą žemės skausmą ir negatyvumą, pasiruošusi iš dieviškosios širdies sklindančią meilę sudeginti visą skausmą ir visą negatyvumą. Nė vienas blogas jausmas neužklys į tokią širdį. Kaip Jėzus ir Marija piešiami atviromis širdimis, taip ir jūs turėtumėte eiti per gyvenimą, nebijodami atverti savo širdį, nekreipdami dėmesį į užgaliojimus, nes iš jūsų širdies sklinda ne asmeninė meilė, kuri gali užsigauti, bet dieviškoji meilė, kuri yra aukščiau nei bet koks žmogaus sukurtas negatyvumas. Tai ir yra besąlyginė meilė.
Meilė, kurios niekas neužspaudžia, neužgožia, kurios niekas neskaudina ir kuri nieko nebijo. Ji tiesiog yra ir džiaugiasi savo buvimu šią akimirką, čia ir dabar. Suaktyvėjus 4 čakrai, žmogaus gyvenimas iš esmės keičiasi. Keičiasi jo aplinka, vertybės, siekiai, gyvenimo būdas. Besąlyginė meilė išspinduliuoja aukštų vibracijų energiją. Ji sudegina visą negatyvumą, esantį šalia jūsų. Savo asmeninės meilės pastangomis jūs galite pripildyti kitą žmogų šviesos ir meilės. Galite suformuoti saugumą, ramybę, galite kelti savo vibracijas. Kai išsiskleidžia besąlyginė meilė, jūs tiesiog deginate viską, kas jūsų aplinkoje turi nors kiek negatyvumo. Negatyvų žmonės tiesiog pasitrauks nuo jūsų arba jum keičiantis keisis ir jie. Keičiasi veiklos, kryptis, nes tai, kas buvo svarbu, esant stipriam egui, dabar tampa nebereikšminga. Jūsų gyvenimo tikslai tampa kitokie, vertybės kitos ir žinoma keičiasi gyvenimo būdas. Jums tampa svarbus visuminis sąmonės pokytis. Jūs siekite suvokti save, priimti atsakomybę už save ir kitus, atsakingai išreikšti kūrėjo valią savo kasdienybėje. Žmogus, kuris sugeba spinduliuoti besąlyginę meilę, tampa traukos centru. Kiti nori su juo pasikalbėti, jam išsakyti savo rūpesčius, pasitarti ar tiesiog nurimti jo draugijoje. Tai labai tikslingas procesas, nes tokio žmogaus akivaizdoje sudega aplinkos negatyvumas. Žmogus sugebantis skleisti besąlyginę meilę gali neduoti stebuklingų patarimų, bet jis apvalys savo šviesą ir bet kokiu atveju pakalbėjus su juo bus lengviau suvokti savo problemų priežastis ir pasekmes. Pašnekovai taps ramiau, jis pajus meilę, kurios galbūt dar neteko pažinti savo gyvenime. Tad mylėkime, brangieji, visiems linkiu meilės. Mes esame meilė, mes esame šviesa ir ją dalinamės su visais aplink. Iki kitų susitikimų.